Sveiki bendraminčiai, sveiki draugai, sveiki visi, kas mane klausote. Na, iškart eikime į Facebooką, eikime į Igno Vėgėlės puslapį ar jo paskyrą. Ignas Vėgėlė prezidento rinkimai, čia turbūt puslapis yra. Na ir skaitome jo įrašą padarytą prieš 9 valandas. Ketvirtadienį, tai yra rytoj. Vasario 22 dieną 11 val. Vyks svarbus kandidatų į prezidentus Igno Vėgėlės renginys, kuris skelbs oficialų rinkimų kampanijos startą. Visuomenė bus informuota apie Vyriausios rinkimų komisijos priduotus dokumentus, apie parašų rinkimo pradžią, būsimus susitikimus su rinkėjais. Visuomeniai bus pristatytas reikšmingas dokumentas, dėmesio kvietimas jungtis ir kartu kurti augančią Lietuvą. Jis apibūdina kandidato viziją ir politinius tikslus. Šį dokumentą kūrė ir redagavo daugiau kaip 50 iškilių Lietuvos asmenybių, todėl jis atspindi didelės visuomenės dalies lūkesčius. 50 iškilių Lietuvos asmenybių. Svarbiausias renginio akcentas - Igno Vėgėlės kalba. Tai vienas iš svarbiausių Igno Vėgėlės rinkimų kampanijos pareiškimų, atspindintis jo politinius tikslus ir kelius jiems pasiekti. Kandidatas kalbės apie mūsų bendrą ateitį ir patvirtins savo ištikimybę pagrindiniams principams, kurių pagalba bus kuriama valstybės ir tautos ateitis. Tai konceptualus kreipimasis į visus rinkėjus, kurie nori ir tikisi permainų. Dėmesio dabar. Renginys bus transliuojamas Delfi portalo pagrindinėme puslapyje, pradžia 11 val. Na, kada mes skaitome, kad renginys bus transliuojamas Delfi pagrindinėme portale, klausimų nebelieka, kas jį remia, iš kokio visuomenės sluoksnio jis atėjo ir taip toliau. Aišku, jokių tokių panašių akcijų Delfis nepristato gerbiamam profesoriui Edardui Vaitkui ir mes visi žinome kodėl. Bet va, Ignas Vėgėlė perinamas visose sisteminėse televizijose, TV3 ir dabar va, Delfi portalas transliuos tiesioginę transliaciją 11 val. Delfio pagrindinio portalo puslapyje. Ką mums tai sako? Tai sako, kad Ignas Vėgėlė yra sisteminis ir faktiškai diskutuoti apie tai, ar jis sisteminis ar nesisteminis, nėra jokios prasmės ir tas pats, kas čia kalbėti su visiškai proto neturinčių žmogum, pabėgusių iš durnyno ir čia jau nepadės jokie argumentai, tiesiog yra taip ir mes turime suprasti. Matyt, kada mes matome socialinėse tinkluose, kad aršieji konservatoriai, aršieji tie Lietuvos administratoriai užvažiuoja ant Igno Vėgėlės ir panašiai, toks kaip Algis Ramanauskas ir į panašus, reikia suprasti tai, kad tai yra konkurencija tarp jų, tarp tų sisteminių konkurencija, nes yra vienas lovys ir tų srėbenčių putra yra labai daug. Bet mano manymu, jeigu pasižiūrėjus giliau, manau, kad visą tą metodiką nuleidžia jiems Jungtinių Amerikos valstijų ambasada ir jiems yra turbūt pasakyta, kad nedaryti jokių informacinių kliūčių Ignui Vėgėlei, nes Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoje sėdi nedurniai. Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Vilniuje atlieka užduotis, kurias jiems nuleidžia Jungtinių Amerikos valstybės departamentas. Ir puikiausiai jie suprasdami, kad Lietuvos administratoriai yra nekenčiamiausi politikai Lietuvos visuomenėje, jie turi visada atsarginį variantą. Va, jums Ignas Vėgėlė ir amerikiečiams yra nesvarbu, ar Landsberginiai bus valdžioje, ar Vėgėliniai, jiems svarbu, kad būtų išlaikytas tas konsensusas tarp tų NATO šalių, kad būtų išlaikyta ta taip vadinama kolektyvinė vakarų vienybė ir tas politinis naratyvas rusai blogi, rusai puola, NATO yra gerai, Ukrainą reikia remti ir visos kitos tos šizofreninės nesąmonės. Manau, tie, kurie domisi politika, tai tiems jau yra viskas senai aišku, bet
daug kas pastatyta ant tos biomasės, ant tų nemastančių žmonių ir tų tokių žmonių yra Lietuvoje gana nemažai, bet tie, kurie jį perina, kurie lyg tai turėtų suprasti tos dalykus, matyt, tikisi kažko iš Igno Vėgėlės, galima sakyti, kaip ir tikisi, jeigu jis laimėtų kažkokių tai dovanų ir puikiausiai supranta, kad jeigu nesireikš viešoje erdvėje, jo neperins, tai ir kaip ir nieko negaus, ir mes matome, ir Vilkų taryba ten perina į juodai tiesiog šizofreniškai. Ir tas pats Alvis Mozeris, kuris komentaruose su manim ten truputį pasikapojo, kad jis matyt geriau žino, už ką balsuoti, nors nekartą jis komentaruose rašė, kad va, balsavo už Gitaną Nausėdą ir dabar yra nusivylęs ir vėl lipa ant to pačio grėblio. Ir manau, kad visa tai, ką jie anksčiau darė per tą covidinę situaciją Lietuvoje, buvo tik tai viešieji ryšiai. Daugeliu žmonių patiko jų tokia kaip ir drąsi pozicija prieš tas perteklinės Lietuvos administratorių priemonės, bet kada atėjo laikas dabar apsispręsti, ką matysime mes savo prezidentų, Lietuvos prezidentų, jie dabar palaiko tą pačią kolektyvinių vakarų liniją, palaiko NATO, palaiko Europos Sąjungą ir jiems užtenka tik tai to, kad Ignas Vėgėlė švelniai kritikuoja Lietuvos administratorius ir jų politiką, nors pagrindiniai tie konceptualūs dalykai išlieka tie patys: NATO, Lietuvos militarizacija ir remti Ukrainą iki paskutinio ukrainiečio. Na, Delfis jį paperins ir šiaip nelabai čia daug tų patiktukų pas jį, kažkur apie 50, gal aš netam, čia jo pagrindiniam puslapyje su 5 tik pasidalymai. Na, bus matyti. Visi žinome, kas jį perina, ir Furmanavičius, tie, kurie visuomenėje labiau žinomi, ir Alvis Mozeris, ir kiti ten tie vilkai, tas buvęs liberalas jį perina ir komentarų pavidalu, ir tų laidų savo YouTube pavidalu ir stumia tą Vėgėlės kandidatūrą visuomeniai, bet stebint tą erdvę, socialinę erdvę, aš matau, kad vis daugiau žmonių susigaudo jau, kas yra kas. Aišku, kritinės masės dar nėra, bet daug daugiau žmonių susigaudo nei, pavyzdžiui, praeitais metais, nes tikrai žmonės nenori karo ir Eduardas Vaitkus iškėlė tas idėjas, Lietuvos neutralumo idėjas. Ir tie, kurie kalba, kad nėra jokių šansų Lietuvai būti neutralia šalimi, tikrai klysta ir tiesiog jų galvose yra vergo sindromas, kaip mes gyvensime, jeigu išeisime iš Europos Sąjungos, iš Sąjungos, tai yra tiesiog vergo sindromas. Tiesiog nereikia šikti kaimynams, nereikia šikti ant Rusijos, ant Baltarusijos ir nereikia kelti mokesčių Lietuvos žmonėms, kad visus tos mokesčius nukreipti į pagalbą, neva pagalbą Ukrainai, kuri yra pati korumpuočiausia šalis Europoje ir nežinau, koks procentas, bet tos pagalbos yra tiesiog išvagiama. Šiandien kalbėjau su savo viršininku Olandu, jis pasipiktinęs, kad jo mokesčiai Olandijoje didėja, jis ten turi tokią važinėja su gana nebloga brangoka mašina ir pasakė, kad į mėnesį jam už ją reikia mokėti 90 eurų ir visi mokesčiai taip pat eina karo remimui. Tiesiog paprasti žmonės piktinasi, kad jų pinigai eina kitoms reikmėms, va tokiam Zelenskiui, kuris dar tą pagalbą ir sugeba išvogti. Na, va tokie yra reikalai ir einam čia mes pasižiūrėti galime, ką čia toliau Ignas Vėgėlė posėdina. Na, tai vieši ryšiai, kviečiu susitikime Ignalina, Lazdijai ir kalba jis gražiai įvaldęs tikrai viešus ryšius, bet kokioje diskusijoje jį galima priremti prie sienos. Jei jis yra už NATO, už tolimesnį Lietuvos militarizavimą, tai daug ką pasako. Jis ten gali kalbėti vidaus klausimais daug labai gražių dalykų ir naivus žmogeliai ant to užkips.
Na, o mes dar kartą įeikime į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos puslapį, pasižiūrėkime naujienas. Ir ką mes matome, šios dienos įrašas su ambasadorė McDonald susitikęs Anušauskas. Suteiksime Jungtinių Amerikos kariams dėmesio, geresnės sąlygas ir naują infrastruktūrą. Tai reiškia, kad viskas eina, visi pinigai eis tiek Vokietijos brigadai, tiek Jungtinių Amerikos valstijų kariams. Viskas tik ne Lietuvos žmonėms. Didžioji pinigų biudžeto dalis eina karui, karo politika, karo filosofija ir kol kas niekas tų Lietuvos administratorių negali sustabdyti, nėra to intelektualinio potencialo. Aš jį matau tik Vaitkuje, kuris turi politinę valią, turi politinę drąsą, yra tikras inteligentas, o inteligento pagrindinė savybė, perfrazuojant filosofo Šliogį, yra drąsa kalbėti tos dalykus, kuriuos matai. Ir kaip besišaipytų Kazimieras Juraitis iš mano tos tezės, tai yra tiesa, kalbėti tiesą be jokių pagražinimų ir be jokių pasakų, kurias jau N metų kalba Juraitis ir jį panašus klaunai, Lietuvos klaunai. Na, skaitykime mes tą straipsnį. Na, pagrindė čia aišku liaupsės amerikiečiams Anušauskas, čia patys galite paskaityti, bet dėmesio, ką pasakė ta ambasadorė. Ta ambasadorė McDonald's, štai pagrindinė jo tezė: Jungtinės Amerikos valstijos yra viena pagrindinių Baltijos regiono saugumą užtikrinančių sąjunginių, ir iškart pereina prie reikalo, prie piniginių reikalų, prie ginklų pirkimo. Pastaraisiais metais su amerikiečiai sudaryti susitarimai dėl HIMARS artilerijos sistemų ir Abram raketų įsigijimo. Anksčiau yra pasirašytos sutartys dėl 500 šarvuotų visureigių JLTV, 4 sraigtasparnių Black Hawk dronų Switchblade įsigijimo. Na, matome, kad pagrindė amerikiečius domina parduoti karinę ginkluotę. Jie tai daro ne tik Lietuvoje, jie parduoda ir arabams, ir belekam, kas sumoka pinigus. Ir visą tą sąlyginai, visa šita ginkluotė jau kaip ir faktiškai yra, nieko negali padaryti strateginėme kažkokiame mūšyje. Aišku, su tokiais HIMARSais gali jie apšaudyti Kaliningrado sritį, gali apšaudyti Baltarusiją, ką ir daro dabar Zelenskio junta, tiesiog pliekia iš HIMARSų, vis dar tebepliekia į Donecką, apšauda Belgorodo sritį ir faktiškai tos sistemos nelėmė karo baigties. Bet amerikiečiams yra gerai, jie visą tą metalo laužą išstumia bananinėm šalim. Tai kaip ir ant tos vieto nieko naujo, ir šiandien savo įrašą noriu užbaigti, paskaityti jums, ką man parašė vienas labai protingas žmogus. Aš neminėsiu jo pavardės dėl suprantamų priežasčių, bet tikrai noriu aš perskaityti, labai retai skaitau asmeninės žinutės viešai, bet šį kartą aš perskaitysiu, nes čia labai mažai tų asmeniškumų, bet yra Lietuvos diagnozė ir būtina ją perskaityti ir pasidalinti su jumis. Taigi, labas vakaras, Vygantai, pasidalinu savo pamastymais. Apie dažnai jūsų minimus klounus ir šiaip plevėsas, tai mano manimu juos visus vienyje vienas bendras vardiklis – priklausomybė nuo alkoholio. Čia skirta Juraičiui, Kazimierui Juraičiui, jo sektantams, visokiems mečiams, kurie mėgsta padaryti čerkelę, skirta taip pat Valdui Tutkui ir kitiems alkoholikams esamiems, buvusiems ir
ir taip toliau. Viena vardiklis priklausomybė nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų. Prasta finansinė būklė ir problemos su teisėsauga. Jūsų aptariamas Kazimieras Juraitis, kiek pamenu, pradėjo savo veiklą kaip signataro Rolando Paulausko padėjėjas ar balsas už kadro vedant įvairias laidas. Po to, laikui bėgant, jis vis labiau pamesdavo krantus ir net pats Rolandas Paulauskas nuo jo atsiribojo. Visi žinome, kad tai yra tiesa. Kiek pasakojo vienas mano pažįstamas, šitas veikėjas turi rimtų problemų su delirium tremens. Kas yra delirium tremens, jūs pasižiūrėkite Wikipedijai ir suprasite. Prisiminiau, Trečiajame Reiche buvo toks veikėjas Germanas Geringas. Garsėja savo ekscentriško elgesio ir spalvingais kostiumais. Pasirodo, viso to priežastis po sužeidimo karo metu išsivyščiusi priklausomybė morfijui. Todėl įvertinus įvairias Kazimiero Juraičio metamorfozės, kaip ir nieko keisto, tiesiog alkoholio pasekmės įvairiems žmonėms skirtingos. Tutkus tikėtina dar vienas delirium tremens raitelis. Kaip pasakojo buvęs mano kolega, dirbęs Lietuvos kariuomenėje, kad kažkurio patikrinimo metu Valdas Tutkus atvažiavo su motociklu į patikrinimą ir nuvirto, nes buvo girtas kaip dūmas. Teko matyti kariuomenę šiek tiek iš vidaus, tai ten įvairūs svaiginimaisi dažnas reikalas. Užsidarius poligonį įvairių pratybų metu tikrai daug kas galima. Jeigu pamenate, buvo toks filmas Buffalo Soldier ir visa eilė kitų filmų apie kariuomenę. Tai girtuokliavimas ar kitoks svaiginimasis ten labai dažnas reikalas. Kita aktuali problema yra įvairūs karo veteranai, iš kurių tik vienetai atsigauna ir sugeba gyventi normalų gyvenimą. Apie finansinį aspektą turbūt geriausiai iliustruoja įvairių vargetų patekimas į Seimą, kurie prieš tai buvo niekas. Lengvas variantas, kai tiesiog pasigerina savo buitį, įsigyja kokį naują butą ar automobilį. Sunkus variantas, kai jų prieš tai turėtas verslas labai suklesti ir jie tampa milijonieriais. Čia turbūt Mariaus Jonaičio variantas, kadangi, kiek cituojate jo postus, iš visų jų dvelkia pinigų trūkumas. Duokit pinigų, duokit pinigų, duokit pinigų, duokit pinigų, duokit pinigų ir panašiai. Su teisėsauga turintis asmenų tipas, tai čia geriausiai iliustruoja Antano Kandrotas, tikėtina jo tikslas patekus į valdžią suvesti sąskaitą su tam tikrais pareigūnais, kurie jį nuskriaudė ar liko kokių neišspręstų klausimų, kurių esant šiom aplinkybėms nėra galimybės išspręsti. Apie draugelių žmonių plaukėjimą, tai kažkada skaičiau tokią knygą Ant laiko ašmenų, Beresnevičiaus knyga. Tai ten buvo aprašyta toks epizodas apie baudžiauninkus. Tai jie lekia melstis į gyrę pagal senovės protėvius, paskui eina septintadienį bažnyčią, sekmadienį bažnyčią ir dar jį yra poreikis pritaria kažkokiai ponio religijai, jei jis tokią turi. Laikai pasikeitė, bet daugelių žmonių mentalitetas liko toks pat, tik dalis stabų pasikeitė. Keletas minčių tiems, kas lieka Lietuvoje. Po Šingarkino video supratau tą, kad konfliktas ar provokacija gali kilti bet kuriuo metu. Ir čia negalioja kažkoks planavimas ar logika. Tiesiog pats žaidimas yra daugiaplanis ir daugiapakopis. Tiesiog eiliniai žmonės mato, ką mato ir daro išvadas pagal tai, ką mato. Daugiau informacijos jie neturi. Kažkoks vietinis elitas turi šiek tiek daugiau informacijos. Galbūt turi kažkokias garantijas ir taip toliau. Globalinis elitas turi daugiau informacijos ir dar daugiau garantijų. Kažkoks Tutkus ar kitas generolas galvojantis, kad situaciją valdo ar suvaldys, bet jis nežino, kas vyksta jam už nugaros. Ir kada gaus jam užantspaudotą laišką su komanda veikti nepriklausomai, kokios tuomet bus aplinkybės. Todėl, kas nusprendė išvažiuoti, tai turėtų netidėlioti ir veikti dabar. Neatmetu galimybės, kad gali būti labai lengvai paaukotas ir mūsų elitas, apie tai jų neinformavus, kai statymai padidės.
Šiuo metu galbūt jis jaučiasi ramus, turėdamas rezervuotą vietą paskutinėme traukinyje, paskutinėme vagone prie lango. Todėl dažnai pagalvoju, kaip aš jausčiausi, sėdėdamas vieno iš kokio LT propagandisto kailyje, kaip kokio žinių vedėjo ar to pačio Jakilaičio kailyje, kasdieną sakydamas, Lietuvai bus karas už 2 metų ir taip toliau. Juk čia nepezėti kokią kaukę užsidėjus ir gazinti apie ligas. Čia štuka visai kitokia. Taigi grįžtų prieš tai išsakytos minties apie tai, kas vyksta, kad viskas vyksta kaip daugiaplanės ir daugiapakopės žaidimas, kurių nuspėti kažką yra sunku. Todėl esant tokioms aplinkybės, jeigu įvyks kažkas Lietuvoje X dienos pavidalu, galėsite pasitikėti tik savo jėgomis, galbūt dar savo artimaisiais, ir jokios kitos LT institucijos ar organizacijos jums nepadės. Galbūt gali dar net ir pakenkti. Pagarbiai ir dėl suprantamų priežasčių nenoriu minėti nei vardo to žmogaus, nei pavardės. Galiu tik pasakyti, kad tikrai labai protingas žmogus ir nesąmonių jisai nerašo. Taigi, noriu užbaigti šį savo įrašą ir dar kartą pasakyti pagrindinį dalyką, kad ateityje galėsime pasitikėti tik savimi, savo jėgomis, savo artimaisiais ir jokia Lietuvos institucija, kuri dar prie viso to mums tik pakenks. Tai tiek tada šiam kartui, saugokit save, būkite sveiki ir tada iki kitų kartų. Sėkmės Eduardui Vaitkui.